Kągi, karo grėsmė, karas. Negi prasideda karas Lietuvoje. Noriu apžvelgti, kas vyksta. Muzika. Kas vyksta Lietuvoje? Jei kas nematėte, prieš tai buvau įrašęs vieną video įrašą karo grėsmė Lietuvoje. Karo grėsmė Lietuvoje. Dabar jau šitas video įrašas karas Lietuvoje jau prasideda. Ar ne? Kaip čia yra? Tai va dabar paanalizuosim, ką kalba žiniasklaida ir kaip aš suprantu, kas vyksta ir kam žmonėje yra ruošiama, bent jau Lietuvos gyventojai, kam yra ruošiami. Tai iš karto einam prie straipsnio, kurį man atsiuntė, kad Kauno savivaldybė praneša, Palemone bus įvesta komendanto valanda. Nieko tokio, tik tai komendanto valanda. Nu ir paskaitom tą straipsnį dabar, ne? Čia ne mano prisigalvojimai, ar ne? Aš žiūriu, ką liaudis mato, kaip liaudis yra pratinama prie tam tikros informacijos, ar ne? Kągi, jungiame tai ekraną ir dalinamės. Okay. Kauno savivaldybė praneš, Palemone bus įvesta komendanto valanda. Kareiviai su automatais, žiūrėkit ir kokie laimingi jie, kokie gerai nusiteikę, žodžiu, rimti kovotojai. Lietuvos kariuomenė ir NATO sąjungininkai pradėjo kompleksinės pratybas Perkūno griausmas 2024. Perkūno griausmas 2024. Perkūno griausmas 2024. Ar ne? Ar nebus čia mums jau žinutė siunčiama pasąmoninė? Perkūno griausmas 24 metais, ar ne? Perkūnas griaudis, nėra ko bijoti. Kariai draugė su valstybės institucijomis imituoja perėjimą iš taikos į karo metą. Imituoja perėjimą iš taikos į karo metą. Pirmą perskaitysiu, po to atliksiu aš analizę to straipsnių ir kitų straipsnių. Pasiruošimą vykdyti karo komendantūrų veiklą tarpusavio sąveiką. Kaip penktadienį pranešė Kauno miesto savivaldybė, gegužės 6-8 dienomis vyks sudėtinė nacionalinių pratybų dalis. Perkūno bastionas 2024, Perkūno griausmas, Perkūno bastionas. Mieste intensyviai judės kariai ir technika, bus naudojamos imitacinės priemonės, šaudmenys ar pirotechnika. Intensyviausias pratybos vyks ties strategiškai svarbiais objektais Centro, Petrašiūno, Eigulių ir Aleksoto seniūnijose. Nuo gegužės 7 iki 8 dienos ryto komendanto valanda bus nuo gegužės 7 vakaro iki 8 ryto komendanto valanda bus įvesta Palemono mikrorajone, Petrašiūno seniūnijoje. Šiomis pratybomis kariškiai treniruosis sąveiką tarp policijos ir komendantinio vieneto. Gyventojų judėjimas nebus ribojamas, tačiau gali būti stabdomas ir tikrinamas bet kuris transportas. Savivaldybė kauniečių prašo išlikti ramiai, geranoriškai laikytis karių ir kitų pareigūnų prašymų bei nurodymų. Toks straipsniukas. Praanalizuosiu aš biškutį, ką aš čia išgirdau, ką aš čia suprantu iš to viso. Aš suprantu, kad metodiškai Lietuva yra ruošiama karui. Po biškutį. Imituoja perėjimą iš taikos į karo metą. Iš taikos į karo metą. Perėjimą. Tiesiog imituoja. Ar jums nepanašu ta pati propaganda, kai buvo didžiosios ligos metu, kad reiškiasi čia per CNN ir kitas tas propagandinius kanalus sakė, net jeigu jūs sveiki esat, net jeigu nesergat, apsimeskite, kad esat sergantis. Žodžiu, labai norėjo sistema, kad visi žmonės, netgi sveiko proto žmonės apsimestų, kai jie serga. Kad tie lengvatikiai patikėjo, tai viskas tvarkoja. Ar ne? Čia su jais lengvas darbas. Bet tie, kurie nepatikėjo tą propagandą, kaip jūs turite gerbti kitus? Jūs turite gerbti ir apsimesti, kad sergate. Ar jūs suprantat, kokio lygio propagandą jie pučia? Apsimeskit, kad sergat.
imituokim dabar, kad mes čia tik imitacija, žinokit, kad mes, iš taikos į karą perinam, čia nieko tokio, nekreipkit dėmesio, ne? Kitaip tariant, pratinama žmonių sąmonė prie karo. Kad tai yra normalu, kad lietuviai nepabėgtų iš Lietuvos, kad šauktinio amžiaus jaunimas ir vyresni, ir jaunimas, kad savo norų, kad tiesiog atsiduotų tam visam reikalui, nes tai yra labai didelis pelnas, labai dideli pinigai, ar ne? Nieko bendro čia su patriotizmo nėra, brangieji. Čia tik tai liaudės smulkinimas. Kas toliau? Mieste intensyviai judės kariai ir technika, bus naudojamos imitacinės priemonės, bet jūs jau pratinkitės prie to, kad bus kažkada naudojamas ir tikros priemonės. Ar ne? Toliau. Savivaldybė kauniečių prašo išlikti ramiais, geranoriškai laikytis karių ir pareigūnų prašymų bei nurodymų. Tai būtent, čia tas ir yra labiausiai. Kai ateis jums sakys viskas, imkit ginklą ir reikėt kovoti, reiškiasi, jūs turėsit tai daryti. Paklusnus būkite, darykit viską, ką jums lieps. Ir ką, ir aš įmečiau daugiau, pažiūrėjau, ką daugiau žiniasklaida, kokių straipsnių, į tą patį Google įvedžiau, pažiūrėjau, karas Lietuvoje, linko, ką rašo. Tai nesigilinsiu dabar į kiekvieną straipsnį, tai tik antraštės praeisiu. Ekspertas, Delfi, ne? Įtikėti, kad karas Lietuvoje neišvengiamas, yra bla bla bla, karai 20, kas jau vyksta ir ko dar tikėtis, trečiasis pasaulinis karas, Delfi rašo, čia seni straipsniai, karo partizanai, aiškiaregė apie trečią pasaulinį karą. Man tas patiko. Aiškiaregė. Netgi TV3 matomai ar pasamdė aiškiaregė, ar aiškiaregė, matot. Bet ką žiūrim, ką aiškiaregė sako. Žodžiu, aiškiaregė apie trečią pasaulinį karą Lietuvoje. Esame bejėgiai. Laidoje kaip yra išgarsėjusi medijume aiškiaregė Gražina Sipauskaitė, patraukia vis didesnį ratą žmonių, čia turbūt šita, jos regėjimais pašnekesiais su mirusių dvasiomis moteris neneigia, kad turi daug klientų, tarp kurių yra ir ne vienas pramogų pasaulio atstovas. Wow. Tai čia turbūt ir yra tai aiškiaregė. Neblogai aiškiaregė. Wow, tokia, sakyčiau, gražuolė aiškiaregė. Šiuolaikinė aiškiaregė, ar ne? Apsinuoginusi aiškiaregė. Kadangi jau kurį laiką žmonės kalba apie grėsintį trečią pasaulinį karą, vieni sako, kad jis jau prasidėjo, kiti tikina, kad įvyks netrukus. Politiniai nesutarimai jau pasėjo baimę daugybė šalių, įskaitant ir Lietuvą. Gražina taip pat turėjo įžvalgų ir šiuo klausimu. Moteris tikina patyrusi regėjimus, kurie privertė ją išsigąsti. Reiškiasi, iš tikrųjų, man irgi jaučiasi tokia banga, kad taip įvyks. Dėl to savo klientėms sakau, kad dabar reikia gyventi taip, lyg tai būtų paskutinės dienos. Aš bijau suklysti, bet nemanau, kad šiais metais karas prasidės. Nebent metų pabaigoje. Tai vat jūs liaudis dabar ir balsuokite. Ar norite karo metų pabaigoje, ar kitų metų pradžioje, tikino mediumi. Ir taip toliau. Įpasakojo, kad visa baisė nukentėti neturėtų, tačiau smūgį patirs Sostinė ir Klaipėda. Wow! Žodžiu, iš Vilniaus ir Klaipėdos visi važiuokit lauk. Neskaitysiu aš čia viso to straipsnio, kas norėsit, galėsit paskaityti. Kas daugiau? Istorikai, ekspertas. Įtikėti, kad karas Lietuvoje neišvengiamas, yra bloga strategija. Dar praėjusią savaitę įsigaliojusių ribojimų. Čia Rusija dar gali pretenzijas pareikšti dėl to Suvalko koridoriaus. Reiškiasi, praėjusią savaitę įsigaliojusių ribojimų plieno ir juodųjų metalų gabenimą į Rusiją, Maskva kaltino tranzito valstybę Lietuvą. Tačiau šalies pareigūnai tvirtina tik įgyvendinantys ES paskelbtas sankcijas dėl Kremliaus invazijos Ukrainoje.
Vilniaus universiteto tarptautinių santykių profesorius žinių radijo dienos teigia, kad jog tai dar viena komunikacinė krizė. Žodžiu, Lietuva prieš Rusiją jau pasirodo kenkia Rusijai. Nu tai turbūt normalu. Tai gal ir laikas jau čia būtų, vien tas būtų pakankamas pretekstas, ar ne? Jėga pralaužti tą koridorių, ar ne? Kas toliau? Nu, tokie straipsniai. Karas Lietuvoje, karas Lietuvoje, karas Lietuvoje. Žodžiu, pilna tokių straipsnių, yra aiškiaregės ir va, komendanto valanda. Jau ne šiaip svarstoma, o jau jinai bus Kaune įvesta. Pirotechnikos, šaudimai ir visi kiti dalykai. Ruoškitės, brangiai. Kągi, žmonės pratinami ir žmonių psichika veikiama, kad žiūrėti į tą visą reikalą normaliai, ar ne? Bet matot, aš nežiūriu normaliai. Aš žinau, kaip veikia tie propagandos kanalai, aš žinau, kaip veikiama žmonių psichika ir aš žinau paprastą dalyką. Jūs ieškokit irgi visi galų dviejose industrijose. Kas yra dvi pačios galingiausios industrijos pasaulyje, kur yra daugiausiai pinigų? Atrodytų nekilnojamas turtas, ar ne? Bet nieko panašaus. Nekilnojamo turtą sukurti, išvystyti, investuoti į tai yra lėtas, sakykime, lėtas toks procesas. Jis yra stabilus, jis yra pelningas, viskas tvarkoja. Bet daug lengviau, daug paprasčiau yra tiesiog ateiti ir atimti nekilnojamo turtą. Ne? Daug lengviau, daug paprasčiau tą padaryti. Ir būtent karo industrija tai labai efektingai atlieka. Užimti teritorijas, kainuojančias šimtus milijardų eurų ar dolerių, yra labai lengva ir tą galima greitai padaryti, kartais netgi labai greitai. Ar ne? Tai va, todėl karo industrija, apie kokius milijardus aš kalbu, apie trilijonai, jeigu šalis yra paimta, tai yra trilijonai dolerių ar eurų. Tai va, viena industrija yra karo industrija ir kita industrija yra farmacijos industrija. Tai va, jūs ir palyginkit tas dvi industrijas ir pažiūrėkit, ar nepanašus metodai naudojami yra tiek farmacijos industrijai, tiek karo. O dabar toks jausmas, kad netgi apjungia tas dvi industrijas, ar ne? Mačiau jau ir Lietuvoje pranešimų buvo, kad bandoma pasirašyti su šalimis, arba jau pasirašyta galbūt yra susitarimai, kad sekančios didžiosios ligos atveju bus galima naudoti kariuomenę. Tai suprantat, brangieji, ką tai reiškia? Jeigu nesutiksi gydytis, tai gausi ne tik tai antrankius, gausi kulką į kaktą. Reiškia, bus su tavim susidoros armija, o ne tik tai policininkai baudą išrašys ar kažką. Dabar manoma imtis daug rimtesnių priemonių ir kiek aš girdžiu, sako, kad jau tokie susitarimai yra pasirašyti, kitur gal dar tik pasirašinėjimą. Žodžiu, laukite, jeigu ne taip, tai kitaip. Tos dvi industrijos veikia kuo toliau, to vis stipriau ir to vis didesnė grėsmė kelia žmonėm. Tie patys visi vaivorykštiniai bairiai, tie patys visos mokyklose ta vaikam propaganda, už viso to stovi farmacijos industrija. Tai va, dabar yra kaip yra, mes tą jau viską žinom, ar ne? Bet ką dabar daryti? Ir kas, iš kur žinoti, kas yra tiesa? Gal Darius čia tik tai taip skleidžia propagandą, kad žmonės daugiau per jį parduotų nekilnojamo turtą? Kažkas taip pakomentuos ir kažkas netgi gal net laidą sukurs. Žinot, pas mus yra dabar tokių, kurie tai, ką aš sakau, samdo jos, kad jie prieš mane kalbėtų. Iš kitos pusės kartais tai yra ir gerai, nes dar labiau populiarina mano informaciją, ne? Žmonės nori abi pusės išgirsti. Dabar kaip žinoti, kaip čia bus iš tikrųjų, ar ne? Tai aš turiu du patarimus.
tuo klausimu, kas liečia tą grėsmę ir kas liečia, kaip žinoti, kaip geriau pasielgti. Tai pirmas patarimas būtų toks. Sekite didelės piniginės. Sekite didelės piniginės. Žiūrėkite, ką daro didelės piniginės. Didelės piniginės gauna informaciją geresnės kokybės, nei gaunate jūs. Jie turi prieigą prie tam tikrų šaltinių, prie tam tikrų žmonių įtakingų, kurie jiem pašnibždi kažką tai, ar ne? Ir didelės piniginės bėga lauk, ar ne? Jeigu didelės piniginės bėga lauk iš Lietuvos, tai mažesnės piniginės irgi turėtų bėgti lauk iš Lietuvos. Paprasta metodika. Ar gali būti, kad didelės piniginės apsiriks? Visko gali būti, ar ne? Ar gali būti, kad kursas pasikreips kažkur į kitą pusę? Viską gali būti. Bet aš to principu naudoju, žiūriu, ką daro didelės piniginės. Ir didelės piniginės kažkaip savo turtą iš Lietuvos, man atrodo, yra netgi YouTube kanalas. Žiūrėkit mano ankstesnį video įrašą, tuoj aš įjungsiu jums. Tuoj įjungsiu ekraną vėl. Sekite didelės piniginės, brangiai, ir žinosit, ką reikia daryti. Sekite didelės piniginės. Ok. Žiūrėkit, užsiprenumeruokit namų brokerį YouTube kanalą. Čia va ir apie Malinauską galit pažiūrėti, šitam veikėjui ruošiama baudžiama byla, bet dabar ne apie tai kalbam. Žiūrėkit, karo grėsmė Lietuvoje. Karo grėsmė Lietuvoje, čia prieš tai aš buvau įrašęs video įrašą ir kažkur tai buvo kalbama, kad Landsbergiai parduoda savo verslą. Tuoj pažiūrėsiu, kur čia. Žodžiu, pasižiūrėkit šitą video įrašą. Pasižiūrėkit šitą, gal aš greitai atrasiu, gal ne. Pasižiūrėkit, arba aš įjungsiu naują tabą. Drawing the full indicates feeling boxed in. Just remember, when wonder closes... Taip. Kažkur tai buvo... Dabar gal greitai nerasiu. Žodžiu, pasižiūrėkit, šitam video aš kalbu, įspėjimas dėl karo grėsmės. Ir matot, šiandien aš jau keliu klausimą, ar karas Lietuvoje jau prasideda, ar čia tikrai tik pratybos. Kas bus po tų pratybų, kas bus toliau. Tai va, pasižiūrėkit, užsiprenumeruokit YouTube kanalą Namų brokeriai. Ir, žodžiu, va, įspėjimas dėl karo grėsmės. Galite pasižiūrėti šitą video įrašą. Bet didelės piniginės, brangiai, jau palieka Lietuvą. Dabar, ar aš save skaitau didelę piniginę? Ne, aš save skaitau tokią paprastu žmogum, kaip ir visi, galbūt lengviau, šiek tiek galbūt daugiau uždirbantis pinigų, nes daug metų dirbu su nekilnojamu turtu, nei, sakykime, žmogus, kuris dirba paprastą fizinį darbą ar tos minimalios pajamos, tai aš, sakykime, uždirbu daugiau ir galiu savo leistis šiek tiek geresnį gyvenimą nei vidutinis žmogus. Bet aš neskaitau savęs didelę piniginę, bet aš stebiu didelės piniginės ir matydamas, kas Lietuvoje vyksta, šiuo metu aš priėmiau sprendimą išsivalyti visą nekilnojamą turtą Lietuvoje. Tiesiog paliksiu Lietuvą tuščią. Mes turėjom nekilnojamo turto, turėjom nekilnojamo turto ir priimtas sprendimas yra nebeturėti. Visą laiką laikėm ten tos butelius ir galvojom, kad galbūt vieną gražią dieną grįšim į Lietuvą, šiaip turėti savo apsistoti galbūt, ar dar kažką, tokia kaip atsarginė. Dabar yra priimtas sprendimas išsivalyti visą nekilnojamo turtą iš Lietuvos. Tai va, biškutį liūdna, bet jeigu viskas bus gerai, tai nusipirksim kažką kitą, nes su nekilnojamu turtu dirbu, tragedijos nebus. Jeigu
vis dėlto aš apsiriksiu ir aš norėčiau apsirikti, bet tik tai tiek, kad šiais laikais kažkaip daug ko gali norėti, bet pasaulis toks jausmas garma žemyn su kiekviena diena vis didėjančiu greičiu. Tai va, pirmas patarimas, sekite didelis piniginės. Jeigu didelis piniginės kažką tai daro, gal jums verta pagalvoti irgi tai daryti. Aš 30 metų dirbu su nekilnojamu turtu, negalvojau, kad kada nors reikės išsiparduoti nekilnojamo turtą dėl karo. Niekada nebūčiau pagalvoti, daug ko nebūčiau pagalvojęs. Ne? Bet dabar mes gyvenam tokiam fantastiniam pasaulyje, kur dalykai vyksta ir atrodo, jie neturėtų vykti, niekada nevyko, bet vyksta. Dabar kitas patarimas toks, jeigu kas turite prieigas prie kariškių šeimų ir stebėkite, ką daro kariškių šeimos. Jų šeimos nariai, jų vaikai, jų giminės, pusbroliai, pusseserės, taip toliau. Ką daro kariškių? Bet ne kareivėlių paprastų. Kareivėliai paprasti jie yra patrankų mėsa ir jie priešingai atvirkščiai mąsto, jie džiaugiasi ir laukia turbūt įpratinti prie kompiuterinių žaidimų kovoti, jie turbūt laukia, kada galės realybėje tai padaryti. Tai yra vaikai išplautom smegenim, jeigu kalbant apie jaunimą. Čia kalbu apie, jeigu kas turite prie vadų, prie generolų, ar ne, to aukšto rango kariškių. Tai va, stebėkite, ką jie sako kartais, kaip sako, o geriausiai žiūrėkit, ką jie daro, ką daro jų šeimos nariai ir ką daro jų aplinkinių ratas. Ne? Tai va, ir tada nereikės tikėti mano žodžiu ar aiškiaregės pranašystėm, tada patys žinosite, kada ką reikia daryti. Dabar, jeigu jau planuojate migruoti, jeigu planuojate išsiparduoti turtą, tai aš turiu ir aš manau, čia yra teisingas sprendimas, net jeigu karo Lietuvoje nebūtų, gal yra saugiau stebėti tai per atstumą, ar ne? Amerikoje yra toks posakis better safe than sorry. Geriau būti atsargiu, negu apgailestauti. Žiūriu, šiek tiek tamsiai čia pas mane saulė iš kitos pusės šviečia. Better safe than sorry. Geriau būti saugiu, negu apgailestauti. Ir jeigu kas ruošitės emigruoti ir norite parduoti nekilnojamo turtą, nekilnojamo turtas kainos ir taip dėl bendros situacijos pasaulyje, dėl bankinės situacijos, dėl to, kas vyksta, kaip yra žlugdomi verslai, kaip yra engiami žmonės išnaudojami. Nekilnojamo turto kainos po biškutį koreguojasi į apačią. Čia visi, kas laukia pavasarį, sulaukėt pavasarį ir kas nutiko. Ir pasirodo, pavasarį nieko nenutiko. Ir vasara dar blogiau bus, ir po to ateis ruduo, lauksite kitą pavasario. Ir aš apie tą nekilnojamo turto kainų kritimo ciklus esu pasakojęs, žiūrėkit kituose video. Dabar, jeigu imkime kaip pavyzdys, jeigu objektas, namas ten ar butas kainuoja 100 000, tai šiaip jisai koreguosis, sakykime, po biškutį į apačią, bet jeigu vieną gražią dieną kažkas tai nutiktų, tai nekilnojamo turto kainos turėtų nukristi nuo 5 iki 10 kartų. Kitaip tariant, jeigu kas turite santaupų ir norėsit Lietuvoje investuoti karo metu, ar ne, tai jūs tas, kas dabar kainuoja 100 000, galėsit nupirkti už 20 ar netgi 10 000. Tarp kitko, kažkur buvo straipsnis, kad praneša, kad jeigu Lietuvoje kiltų karas, kad draustis nėra prasmės, nes draudimas neišmokės. Nes tai yra force majeure, karas yra force majeure. Ar ne? Ir jie neprivalo im draudimo, kur čia yra tas straipsnis, aš dabar. Jeigu greitai atrasiu, tai parodysiu, jeigu ne. Buvo, kad žinotumėt, kad jums niekas neišmokės kompensacijos, jeigu jūs norite apsidrausti savo namus ar butus, be reikalo nešvaistykit pinigų. Kodėl? Todėl, kad karo atveju jums niekas neišmokės. Todėl karo atveju ir krenta nekilnojamas turtas nuo 5 iki 10 kartų į apačią, priklausomai koks nekilnojamas turtas. Žodžiu, tokia loterija yra žaidžiama.
Jeigu praeis viską sugriaus, tada jūs viską prarasit, ar ne? Nieko neturėsite, ne? Jeigu nesugriaus ir ypač, žemė tokia, ar ne, žemės nelabai sugriausi, didelius žemės plotus, jos tik tai gali atimti, nacionalizuoti, perimti ar dar kažką tai, ne? Bet todėl ir nėra prasmės mokėti daugiau negu 10%. Jeigu ten sklypas netgi kainuoja, sakykime, 100 000, tai 10 000 galim duoti tokią kaip loteriją žaisti. Jeigu karas, sakykime, praeis ar kažkaip ir atstatyta nuosavybė vėliau bus, tai tu investavęs 10, uždirbsi 10 kartų daugiau, 100 000 tavo turtas bus vertas ar dar daugiau. Tai tą supraskite, kad nekilnojamo turto kainos taip koreguojasi, karo atveju jos kristų nuo 5 iki 10 kartų į apačią. Dabar, kas norite parsiduoti turtą, taip pat nemanykite, kad jums paimsime nekilnojamo turtą ir parduosim per vieną dieną ir gausit pinigus. Turit suprasti, kuo labiau, kuo stiprės ta karo baimė, kuo stipresnė bus propaganda, tuo pasitikėjimas žmonių pirkti nekilnojamo turtą mažės ir arba žmonės iš vis nuspręs palaukti, reiškia, kurį laiką ir nepirkti. Ne? Ką tai reiškia? Pasiūla dar labiau didėja, o paklausa pasitraukia, nekilnojamo turto kainos krenta. Dabar, kad žinoti, kiek laiko, pavyzdžiui, jeigu turit namą arba netgi kelis namus, žmonės čia į mus kreipiasi, kelis namus nori parduoti, tai supraskit, kad mes jau gerai dirbdami komandoje, labai aktyviai, intensyviai dirbdami, mums užtrunka nuo vieno, sakykime, apie 3 mėnesius užtrunka atrasti pirkėją, gauti avansą. Po to dar sandoris, kol susitvarko, užtrunka 2, 3 ar 4 mėnesiai. Tai procesas gali užtrukti, jeigu pradėsim dabar, procesas gali užtrukti iki lapkričio mėnesį. Ir jeigu jau kažkas rimto Lietuvoje prasidėtų spalio lapkričio mėnesį, brangieji, jūs jau nebesuspėjat. Jūs nebesuspėjat. Todėl reikia labai greitai, neimtis labai greitų veiksmų, jeigu jūs norit per ateinančius 2, 3, 4 mėnesius išsigryninti ir palikti Lietuvą. Čia veikti reikia jau dabar. Jeigu jūs galvojate, dar palauksiu, kaip čia viskas vystysis, ir tada tik tai priimsiu sprendimą už 3 mėnesių ar už 4, kai čia pradės jau trimituoti, kad jau rusas puola, ar ne, tai žinokite, jau atlikti nekilnojamo turto operacijas bus labai sudėtinga ir galime net nebesuspėti. Dabar, kadangi mūsų nėra neribotas kiekis, ar ne, o mes turim įtarimą, kad žmonių kreipsis vis daugiau ir daugiau, būtent dėl karo grėsmės, tai turėkite omeny, kad mūsų paslaugų kaina yra 5% plus PVM, taip mes esam brangesni. Mes visada tą kainą turėjom nuo 2009 metų. Čia nėra, negalvokit, kad dėl karo naudojamės. Ne? Dėl karo kas pasikeis, tik tai kas dabar jau nori skubiau, turės mokėti 25%, ko reikalai blogės, turės mokėti 50% komisinių ir jeigu prasidėtų jau labai didelis apkrovimas, mes norėsime 100% komisinius į priekį, kad imtumėmės jūsų turto pardavimą. Bet pardavimus padarysime greitai, lyginant su to, ką padaro kitos tos Lietuvos agentūros, pardavimus padarysime labai greitai. Tai čia jų paslaugų kaina ir čia supraskite, kad šitiek gali apie pusę metų, ypač jeigu brangesni objektai, tai apie pusę metų gali užtrukti, kol jūs gausite pinigus į kišenę ir galėsite palikti Lietuvą. Deja, ne pati linksmiausia žinia ir tikėkime, kad viskas bus gerai, bet geriau būti saugus negu apgailestauti. Tai čia buvo mano tokia žinutė iš Miamio, tiesa, kur galima kreiptis. Va čia yra mūsų kontaktai. 866-022-120, namų brokeriai, galite kreiptis elektroniniu paštu, namų brokeriai, stebėkite pranešimus Facebook'e, pridėkite Facebook'e namų brokeriai. Aš galiu tik tai pasakyti, kai Ukrainoje prasidėjo karas, mes jau prieš 2 mėnesius turėjom pokalbį iki karo. Ir klausim, kaip mano žmogus, mūsų šaltinis, ar bus karas Ukrainoje ar ne. Tai tas šaltinis mūsų nusijuokė. Iš mūsų tokio vaikiško kvailo klausimas, sako, aišku, kad bus karas, negali nebūti, nes Amerika yra tiek prifarširavusi ginklų į Europą ir Ukrainą ir toliau farširuoja, kad karas tiesiog negali nebūti. Tai va,
Amerikos karo industrija labai stipriai yra išvystyta, Amerika iš to gyvena, farmacija ir karo industrija, reiškia, labai stipriai iš to gyvena, tai tam tikra prasme aš neturėčiau skūstis, tie visi dalykai tik tai geriau yra Amerikai, bet matot, aš dar ir lietuvis esu, ne tik tai, kad Amerikoje gyvenu 20 metų, bet aš dar ir lietuvis. Kaip pavyzdys, didžiosios ligos metu, nežinau kaip ten Lietuvoje buvo, bet Amerika, kad žmonės nekipišuotų, tai išmetė tiek daug pinigų į rinką, kad amerikonai nekipišuotų, ar ne, tos didžiosios ligos preteksto, ar ne, kad dalino pinigus į kairę, į dešinę, visiems, kam tik tai nori. Tai va čia mano pažįstama, kur interviu netgi ėmė. Sako, tu įsivaizduoji, užpildžiau parašką 150 000 ir pervedė į kažkokios įmonės sąskaitų, kurios jinai net nenaudoja. 150 000 kaip įmonių. Tai įsivaizduokit, kiek buvo pinigų išdalinta ir kad visi tik palaikytų tą idėją, kad liga yra ir liga yra gerai ir kaip faina ir taip toliau. Žodžiu, bet matote, žmonės šauna savikoje, pjauna šaką, ant kurios sėdi. Ir kuo toliau šitas monstras, tuo jisai darosi vis galingesnis ir galingesnis. Ir žmonės už tai balsuoja, žmonės tai palaiko, žmonės investuoja į tai. Dėja, mes patys kaip civilizacija, tas žmonių sąmoningumas ritasi tą linkme, kad mes patys einam į susinaikinimą ir dėl to labai džiaugiamės, ar ne? Tai va. Tai tiek, nežinau, dėl mano intuicijos, dėl patikimumo, tai didžiosios ligos metu aš visus įspėjau, kas bus. Dar prieš 10 metų, jeigu žiūrėsit mano video įrašus apie tos marmaliukus, ar ne, aš sakiau kaip ir juokaudamas, bet sakau, ateis laikai, kad tos marmaliukus visiems per prievartą stums. Ateis laikai, kai mikrukiuose, autobusiukuose jūs visus, reiškia, atliks jums operacijas medicinės, o mikroautobusiukuose. Čia prieš 10 metų aš tokią pranašystę pasakiau, yra mano video įrašai, galite žiūrėti YouTube, reiškia, apie marmaliukus. Jeigu įvesit, tai rasit mane, aš ten 10 metų jaunesnis esu ir, žodžiu, ir jau daugiau negu prieš 10 metų, čia aš 2012, 2013, jau prieš 12 turbūt metų, kažkiek aš apie tai kalbėjau. Ir matot, nedaug apsirikau. Girdėjot turbūt visi apie skiepobusus ir matėt avyčių bandas išsirikiavusias prie tų skiepobusų, ar ne? Tai va, nedaug aš apsirikau, o dabar jau tiesa išlindo, dabar jau ir akli pradėjo matyti tiesą, ar ne? Kas iš tikrųjų čia buvo ir dėl ko tai buvo daroma. Ir tarp kitko ruošiama dabar jau nauja, daug baisesnė, daug didesnė liga, kadangi dabar jau su policija nepavyks sutvarkyti, reiškia, pasaulinė sveikatos organizacija turi susitarimą su šalimis, kad su armijos pagalba, su kariškių pagalba įvesti, kad sukontroliuoti didelę ligą, tai kad būtų įvesta armija. Štai va šitaip žmonės mulkina ir žmonės sėdi prie tų propagandinių kanalų, klauso ir žinokite, labai didelis kiekis žmonių tiki. Kaip netikės, į kur jie savo akių obuoliukus į ką atkreipia, tuom ir tiki. Tai čia taip jau yra sutvarkytas žmogaus protas, jo per prievartą nenuplėši nuo to. Dėl to ir sakau, kad mes judame visą kaip civilizacija, judame į susinaikinimą, nei jokie globalistai nėra kalti, nei dar kažkas. Čia bendras mūsų kaip žmonijos rūšės ar ne forma. Mes matomai nuo per daug patogaus gyvenimo, mes išsigėmėm, iškrypom ir tiesiog judam gražiai į susinaikinimą. Ir panašu, kad tas susinaikinimas jau labai netoli, panašu, kad jo ilgai laukti nereikės. Tai va, tikrai gyvenu įdomiam tokiu laikotarpį, sakyčiau. Gimiau, kai neturėjom dar net televizoriaus, po to nespalvotą turėjom televizorių, po to telefonai mobilus, po to išmanieji telefonai, internetas, ar ne? Ir per savo gyvenimą, reiškia, per vieno žmogaus gyvenimą panašu, kad matysiu, iš tikrųjų matau masinį žmonių išnaikinimą, masinį genocidą. Tai wow, tikrai nesitikėjau, tikrai to nesitikėjau. Ir kas turite šaukiamą amžiaus vaikų ir mylite savo vaikus, bent jau nutolinkite tą reikalą, jų leiskite jiem dar pagyventi kažkiek tai.
nors gal ir mums visiems nedaug beliko šitoj planetoje gyventi, ar ne? Bet bent jau keli metai, 5 metai ar 10 metai, jeigu jūs mylit savo vaikus, tegu prailginkit jų gyvenimą ir būtų labai protinga jūsų vaikam palikti Lietuvą. Tai va tiek. Ačiū uždėmesi, gero vakaro, Darius iš Majamio, norit parduoti nekilnojamą turtą, žinot, kur kreiptis, jeigu kas norite migruoti į Ameriką, į Floridą, tai galit kreiptis pagal situaciją, žiūrėsim, kiek bus pageidaujančių, padėsim, aišku, tas kainuos, jeigu jūs tikitės, kad tas viską jums kažkas turi dykai padėti, vadinasi, neteisingai suprantate, tam dykai galit patys, va tam yra video įrašai, ruoškitės, mąstykite, ar ne, bet jeigu jau jūs apkraunat kažkieno laiką, faktas, kad tas laikas turi būti kompensuojamas, nes reikalingi resursai. Ačiū uždėmesi, gero vakaro, gero poilsio. Net nežinau, ką patarti, taip galvoju, ką patarti. Aš manau, kad tie procesai yra neišvengiami. Tai yra daug didesnės, daug galingesnės jėgos išsirutuliavusios jau per tūkstančius metų žaidžia šitą dabartinį žaidimą. Jėgų pasiskirstimas, vadinkime taip šitą žaidimą. Jėgų pasiskirstimas mūsų planetoje. Jėgų persistumdymas, kas stipresnis, kas ką gaus, žodžiu, prieš susinaikinimą reikėtų išsiskirstyti resursus. Vieni nori daugiau, kiti nori daugiau. O žinokit, paprastas žmogus čia yra tiesiog irgi resursas, nieko bendro. Taip jau žmogus yra ištreniruotas, kad jis tiki, kad yra resursas, jis tiki, kad yra menkavertis, jis tiki, kad yra nieko negali pakeisti. Nu tai jo tikėjimas ir virsta realybė. Jeigu žmonės tikėtų atvirkščiai, būtų atvirkščiai. Gero vakaro, namų brokeriai, Darius iš Majamio. Ate.